Labas rytas žvejams. Jeigu daug rogių, daug visko, tai reiškia varom seliavauti. Prie šitą ežerą pradėjau šiais metais žvejybas. Na ir šiandien nusprendėm, sakom, ai varom vėl pabandysim. Kadangi nuo mūsų sodybėlės čia netoli, tai todėl čia ir varom. Šitame ežere buvom šiais metais pirmi, kurie pradėjom žuklės. Dar kelią, kas stebit, žymėjom šakeliam, kur eiti, nes jisai šala, galima sakyti, vienas iš pirmųjų seliavų žvejybose. Šiandieną tik šaltukas ganėtinai vėl spaudžia. Visai fainas oras, o giedra. Visai gerai. Tai va, šitai žvejybai skirsim laiko iki pietų ir parodysim visai smagių dalykėlių. Parodysim webastą. Naują įsigijom, nes jau mūsų biškį pavargus buvo. Ir gale filmo pakalbėsiu apie echolotus. Nes irgi pasiėmiau naują echolotuką, labai populiarų, Garmin Strikerį, 4, Striker serijos. Tai gale filmo papasakosiu tokius klausimus, kokia jo komplektacija, ar tikrai jis rodo seliavinę sistemą, jis tikrai hebra rodo, kaip nusistatyti, kad tikrai rodytų, kuo skiriasi žieminis sonaras nuo vasarinio, kuris yra komplektacijai. Na, tokius pagrindinius jūsų užduodamus klausimus pabandysiu papasakoti. Parodysiu, kaip nusistato 4, stiprinimas, kiek reikia pasidaryti, kad matytumėt seliavinę sistemą. Jisai puikiai rodys tik seliavinę sistemą. Jis puikiai rodo net avižėlę. Daug kas galvoja, kad parsiduoda kažkodėl tai 4, kaip pavyzdys. Tik tai ekranas, tai tikrai taip nėra. Jis parsiduoda ir su sonaru. Bet apie tai visą vėliau. Dabar lekiam statytis palapinių ir pradėsim žvejybą. Hebros, kaip matot, jau biškį yra. Pasirodo kažkas palapinės. Čia pasistatęs laiko visą žiemą. Gal ir teisingai, kai vietinis esi. Atvarėjai į palapinį, atžvėjoj, namo, draugas kitas atvarė. Palapinė, Va, viskas stovi. Palapince stovi. Webastas pajungtas. Su Aurimu nusprendėm, sakom, apie webastą, apie viską papasakosim pabaigoj filmo. Tai bus įdomiau, dabar varom žuvauti. O paskui nusigriausim palapinę, parodysim, kokią webastą įsigijom. Dabar norisi žuvauti. Ir papasakosime apie echolotus. Palapinė didelė, webastėlė čia. Naujas modelis, tokia mažutė. Šilda jau. Viskas liuks. Lendam. Edon. O, kaip mūsų namas atrodo. Čia jau šilta. Sangaliu tvarkingai. Nu, šilta pučia. Jeigu aš va čia įsigrįžiu, bus negerai, ne? Aš galiu ir va čia įsigrįžiu. O čia echolotų. Galime, jeigu nori išvis sėsti, va šitaip. Va, echolotas, skylė. Tai aš tada va čia va ekitai. Ir žiūrėsim. Aš kaip visada. Vis tiek vieną čia reikia. Varysim su dviem echolotais. Arba jeigu va šitaip, tai reikia, žinai, tada eketė prieš eketę gausis. Taip gal geriau. Davai, jau. Čia jau. Skylutės grėžiam. Gerai, kol Aurimas grėž, susidėsiu kėdutę.
Pažiūrėkit, va tiek va grašto sulinti, dar neprasigrėžė. Pamatavom, šitą geltoną grašto dalis yra kem 8 cm. Tai virš kokių 55 cm, daugiau ledas. Bet čia atrodo. Ir aukščiau va pakėlė. Tai turi rodyti, jo. Aurimas matuoja, kiek laido reikia, nes laido reikia. Laido tiek neužtek. Tai čia šiam daugiau comų. Normaliai. Va, mūsų echolotai. Garminiukas 4, tas brangesnė biški serija. Jų yra 2 modelių. Ir va, sistema leidžiasi, jau puikiai matosi. Tai čia Aurimas iš tos eketės leidžia. Pasyva 5. 7, atsiprašau. Irgi matos puikiausiai. Žuvies rodo. Tavo ant kiek stiprinimas? 8,3. Pas mane 8,2, bet kažkaip rodo net triščiau. Paskui parodysim, kaip nusistatyti, ką daryti. Nu, tokios tašės labai patogu. Ir iš tikrųjų labai liuksas. Gerai, reikia ruoštis, kaip sakoma, meškerės. Šiandien gaudysim. Neturim, jokių gyvų nieko neturim. Tai bus išskirtinai be masalinėm. Tai įsitrauksim viską. Tašytė va. Seliavinė mano tašytė. Sistemos dabar parodysim kokios. Na, šį kamerą pataiso bačko tikrai vairoda. Aurimas susileido sistemą su raudonais ir žaliais, ne? Tokia, labai tokia graži sistemytė. O aš galvoju, pabandysiu žalius. Ir reikia visada pradėti skirtingom. Šiaip norėjau pradėti nuo šitos, bet tas pirmas spėjo. Nes gava apie man. Tai teks pradėti nuo kitos. Ką darysi? Ant kabliuko blizgutę. Pabandysim, sakau, šiandien atsakyti jums daug klausimų. Kas liečia Webasta's, tai viską po to, kad ne palapinė, išeisim po žvejybos ir papasakosim. Tai bus tikrai, manau, smagiau visiems klausyti. Nes tais echolotais, kai žmonės pradeda galvoti ten, vat, pavyzdžiui, pirkdami va šitą, nu kaip pavyzdys. Visi galvoja, kad parsiduoda tik ekranas. Tikrai ne. Jis turi va dar va sonarą. Čia vakar dar Saurimu užsiėmėm rankdarbiais, bet pasidarėm kokį stovą sonarai. Tai galite, kebra, jeigu nėra pirkti, nes pas mus tik, kad nėra pirkti, pasidarėm tokį. Čia va bus 2 spinduliai, bet turbūt jo truks iš ilgio, nes graštas netilpa. Nu, turim žiemą gerą. Tai va, tai jisai parsiduoda su sonaro, va tokiu kaip matė. Mes naudojam žieminius. Šiaip, paskui papasakosim, kodėl yra kartais geriau naudoti vasarinį, kartais žieminį. Ežere, kur yra tik tai seliava, tai žieminis puikiai rodo, nes ten daugiau nieko nepamatysit. O ežere, kur yra seliava ir stinta, o čia jau toks dalykas, kur labai gerai yra 2 vaizdai. Tai yra 2 funkcijos, kliervių ir čirpas. Bet sakau, po to papasakosiu, kaip čia ką. Dabar reikia leisti sistemas. Svarbiausia, reikia nepamesti sistemos. Pasirašiau. Meškerę reikia pasiruošti. Meškerytė mano
Tikėkimės nesulūši kartu. Kaip čia kažkada nulūžo, žvengiam. Tu lemputės, sakai? Be lemputės. Gal pabandyt su? Pažiūrėsim, kas gausis. Lemputė va užtamsinta. Meškerytė, greit priminsim. Seliavų žūkliai. Snarglys vadinamas. Arba chlapuškė, kaip pasaurima. Valas pintas. 0,4 pagal P, 0,3. Galit naudoti nuo bet kokios spiningėlio, kur naudojat žiemai, ta prasme šeriam. Tai naudoti ir žiem. Ryte aš irgi nusėmęs nuo žadrebio, ko puikiausiai tinka. Sistema dabar kabliukai arba 6 arba 8, čia jau kaip patogu. Tai patogiausia. Galima 12, bet su 12, patikėkit manim, nepatogu. Per daug jau tų kabliukų. Tai va. Sistemų galima nusipirkti, galima pasigaminti. Aš irgi gaminu. Galit kreiptis, jeigu norit. Visokių yra, visokiausių. Jeigu norit tik pradėti ir meškerių yra ir pigių, ir brangių, ir rankų darbai, kokių tik tai norit. Nu, dabar leisim. Žiūrėsim, kaip rodys mano holotos sistema. Tuoj va parodysiu. O. Matot, viršuje eina brūkšnys. Žiūrėk, net kabliukai matos, visais rėžius. Apačioje yra švinelis. Nu, nustatymai. Yra stiprinimas 8,2. Ir važiuojam. Susileidžiam. Žiūrėsim tam būry. Sistema yra ilgiau 2 metrai kažkas kiam. O, kaip matot. Kuo čia puikiausiai viskas matosi. O net kaip matosi, kaip skęsta per būrį vadinamą, kai eina. O, bandysim. Tai va, tokia pradžia. Susileidom, sėdam, bandom žuvam. Kur kybo, palau. Pasaurima kybimas. Bet dar nesako, kaip kybo. Tuoj bandysim. Bandysim ir mes leisti kelti. Šiaip labai patenkinti esam naują bastą. Sandgalis gerai pučia. Senai buvo kiek, 6 metai? Kažką praeitą kartą. Aišku, dizelis į pabaigą. Ten pradėjo valytis. Galvom, sugeda, nesugeda. Iš tikrųjų net nebuvo laiko tikėt, nusipirkom naują. Čia nusipirkom kelias. Jeigu kažkas norėsit įsigyti, galėsit kreiptis. Būčiau prigribavęs, nes buvau nesusireguliavęs. Stabdžio. Nu ir dabar reik burti. Kaip kips, kaip čia, ką daryt, kad kiptų. Jeigu iš vis kips, nu bet tik kibimas buvo, tai gal kips. Būt gerai bent po 10 pasigaut šiandien. Išsikeptumėm seliavos. Dar biškį anksti, kad kiptų iš tikrųjų, ne? Prasideda apie 9. O, žiūrėk, ant tų žodžių, pažiūrėsim kokios spalvos. Jeigu bus ant tos rūžavos, tai bus sistemos keitimas. Bet ant leidimo, ne? Šitame ežere tik tai seliavos. Tai toks, čia nereikia spėliot, kas užkybo. Nereikia spėliot, kas kybo. Nu. Na, kur? O, graži. Pasižiūrėkit kokią. Parodyk jau. Raudona? Ant žalio, nu gerai. Nu, faina. Bandom ir mes pagauti.
Du kibimus turėjau, nepakirtau, bet pas mane ant kelimo buvo. Taip gražiai lenkia. Hup, tik tai. Ja. Aurimas traukia vėl. Aš keičiu sistemą. Nes pakeitėm sistemas ir aš keičiu įdomiai. Kai bus, nuimsim lemputės. Nu, įdomu ant ko. Nu. Grinai raudonus, žiūrėk, ar nebus. Grinai. Žiūrėk, ar gal pataikysim. Aš turiu su raudonais ir baltais. Nu, bandau šitą be lemputės dabar. Žiūrėsim. Grinai raudonas, ne? Nu, supratau. Nes aš turiu, bet su taškiuku ar be? Be, viskas aišku. Yra tokių. Labai svarbu atburti ant ko. Žuvis. Ai, nu, brač. Sakau, niekas stambus nėra. Visai graži šita žuvis. Visai graži. Ir nemačiau, ant ko ant raudonos lėktų iškybo. Nu, ant tos rūžavos. Va, kokia graži. Iškybo ant rūžavos. Nuliuks. Jau turim su Aurimu 2-1, vienu žodžiu. Vos neatsisuk kamerą, dabar pažiūrėk. Supranti, koks pravedimas buvo. Lyg tai mečiu kažkaip taip čiuk ir prakybo. Va taip va. Keiteliojam, sunkiai mums čia šiandien sekas kol kas. Nu, kaip sunkiai. Retos, bet gražios. Tokių 10 vairuok ir būsi labai laimingas. Nu, tai pasakok. Bandžiau šitą, ne vieną, tada Šitas va, nesgavo nieką, ne? nesgavo. Tada ant raudoną vieną, Užkybo, ant šitos pipirai nieka, neveikia. dėsmė kažkokį dar kitokį. Nu, va mano dabar panašiai, va tokių yra pridėta, tai aš ant tokios mano Aš užkybo. žinau, iš kur čia šitą sistemą gal 5 metų. Irgi žalia. Ne, tai čia žinai. Sunkiai šiandien. Labai sunkiai. Būna ir taip. Nieko, bet reikia ieškoti. Kai būna sunkiai, reikia ieškoti ir būna, ką labai gerai. Kartais kaip prarauna, kai atrandi. Nu, per visų kibirų žuvis. Tai va, pyks tada. Draskas. Gal ir aš keisiu. Aš bandžiau Šiaip turėjau aš kibimų iš tikrųjų. Nemažai. 4 gal. Gal aš per anksti ją nuėmiau, žinai dar. Man kiek buvo kibimų visus realizavau. O aš 4 nepakirtau. Paskui sėdėjau tą ir pakirtau. Ant šitos va. Šiaip žinai, gal. Dabar galvoju dėsiu. Vienmatylį. Gal norės ant vienmatylio. Reik pabandyti, nu kas čia pabandyti. Jeigu ne, tai žinosim, kad grįžtant kažkurios, tai arba susirink daiktus varyt namo. Kitų dienų atvaryti. Irgi variantas. Nes šiandien, jeigu baisiai nekėps, tai turim veiklos. Apie webastą jums papasakoti, apie echolotus reiks papasakoti. Nieko, papasakosim, atsakysim nemažai klausimų, pamatysit. Visi pradėsit matyti sistemas, nesakau, Aurimas leidžia jo ketėvą ten, o aš sistemą, pažiūrėkit, kaip matau. Nu, riebehusis brūkštys, net
Apačia matau. Su lemputė dabar leidai? Jo. Teisingai. O visa sistema jo, ko puikiausiai matos. Tokio atstumo, tik kai žmonės žuvauja viens prie kitą ir nemato sistemos, tai blogai nusireguliavę 100%. Reiškia, ne taip, kažką padarė. O nusireguliuoti tikrai nesudėtinga. Keisim dar kartą sistemą. 2 kibimus dar turėjau, bet manęs tai netenkina. Netenkina visiškai. Kelintą jau Aurimai keitė šiandien? 5. Tai. Tik tai 5 jau žmogus va keičia. Aš iš daugiau kantrybės turiu, matai. Aš dar tik tai čia jau bus. Tai galėčiau paskirti daugiau žuvų. Nu, kad sakytum daugiau prigaudėm, bet kai 2-1, tai ir kibimų, bet kažko neatburiam. Nieką dar pakeisim. Gal kažką atbursim. Čia negali žinot. Čia yra šeliava. Kaip sako, durnažuvė kiti vadina. Kiti šalava vadina. Šalava. Yra tokių pavadinimų. Nes jinai labai... Yra kiti rašo, ką jis ten aukšlės gauda žmonės. Pabandyk pagauti aukšlę. Čia tas ir įdomu, kad sudėtingai. Plus labai kulinarinės savybės geros šitos žuvies. Labai rūkytas skani, silkutę gali pasidaryti labai gerai. Gaunasi su bulbam, tai oi čia. Kepta paprastai irgi labai skanu. Liuksas gaunasi. Nu ką, nu gerai. Bandysime keisti šaštiemų. Dėsiu visišką matylių. Vadinamą raudonus savo raudonus bambukėlius. Matiliukas. Biški čia ilgesnį pavadėlį šiek tiek. Ant šitos sistemos gal jinai mum šiandien išgelbės. Jeigu dar ne jinai, tai grįšiu prie pirmos, nes ant pirmos sistemos aš turėjau šiaip kibimų, tai gal dar buvau neišlaukęs aktyvumo. Turėjau kibimus, bet pakeičiau, aišku, pakeitęs pagavau. Nu ir nežinau net kaip čia dabar, ką jam ir be pasakot. Ir dar turėjau 2 kibimus, kai pakeičiau. Bet nepakirtau ir dabar bandau leisti matylius vadinamus. Gal ant matyliaus. Dabar tai jau gražiai užlenkia. Toj pačiai vietai. Jop tvoj man. 3 kartus eilė. Nesikeikus, nusikeikiau. 3 kartus eilės. Kibimas. Ir 3 kartus nepakirtau. Sakyčiau, oho, čia stipru buvo. Kažką buvau suratęs alkano, žinai. Na. Taip paleidau. Pravedimo šiandien atrasti. Misija sunkiai įkandama vadinasi.
Agentas 00 FVS5. Sudėtinga. Kirta ir aurimas, o man tai ganėtinai visai gerai lenkia, gražiai taip lunkt. Tik kad nepakirtau. Norėjau sakyti, bračkeisiu sistemą, vėl dėsiu atgal. Nu, kur tu tenais? O. Ne, tai kad gražios, tai labai. Čia nenorėk, pažiūrėkit. Čia silkiai. Raudonai, mano vis tokie matyliai. Nieko neaišku, kodėl pirmai man nekyba. Ne, tai čia tokia, tai čia. Ajei. Va. Žiebiš pradėjo graibyt liktai. Verta nuotraukos, supranti, į žurnalų viršelį. Tai mes tave nufotografuosim. Traukia aurimą žuvį, atpažėsim ant ko. Labai įdomu. Nu, ant ko, ant samanos? Keičiu sistemą. Nieko nebus. Graži labai. Oi, ne, bet ne šita buvo čia pas tave. Atrodo, kad ne šita. Ne, buvo didesnė. Nu, ant kurio? Žalia. Žalia. Keisim ant žalio. O juoks juokais, bet tai būn. Nu, neskyk ant samanėlas. Norėjau keisti sistemą, bet ir pakeisti. Pirmą kartą padarysiu taip, kad Pagavai į nesąmonę čia. Nu. Ir ant ko? Pasakysiu, raudonas. Pagaliau, nereiks keist. Nasa. Žiūrėk, dar prigraibysim. Pabiškį. Da ir kur stengtis. Vienu kitu dar šaunam ir gerai. Va taip. Labai šiandien jos atsargios. Bet viena kita užkimba. Tai ir svarbiausia. Matai, kaip jūs gražiai. Kažkur makalavai? Kažkaip taip? Daužiau, sustojau niukt. Bilį kur reikia daryti, tada kažkas kimba. Nu, bet graži. Svarbiausia raudona. Tad nereik man keisti sistemą. Reiškia, šiandien rytas laimės prieš Lietkabelį. Reik daryti. Nesuprasti, ką reik daryti. Daužiau, sustojau niukt. Nu, aš girdėjau, aš nežiūrėjau, bet girdėjau, žinai. Kažkas tak. Geniuko pravedimas. Nu, į pravedimas, aš galvojau. Nu, tai jau atmatai. Jau kai nori varyti, tai pasirodo, užkimba. Vat pažiūrėsim, ar samanėlė jo. Kasgi daugiau. Noriu pagauti, bet samanėlė su taškeliu. Taigi, kaip ir žadėjau,
Trumpai apie naudojimąsi Webasto. Šitą firmą mes jau naudojam daug metų. Turėjom, galima sakyti, pirmtaką prieš 6 metus. Tai puikiai atitarnavo, labai gerai viskas būdavo. Dabar nusipirkom naują, biškai kitokios formos. Ant kaip matot, kvadratinė. Tada buvo pailga. Tai kvadratinė pasirodė mums patogesnė. Ir iš ryto, kodėl mes nepasakojom, nes pirmas šiandien bandymas jos buvo. Tai smagiau pasistato, geriau įsideda į roges. Labai patiko kaip šilda iš tikrųjų. Kūro šiandien sunaudojom. Mes buvom ant pusės šildėm gazą vadinamo. Tai 3 litrus su pusė. Buvom nuo 7, dabar 12. Nu tai va, bet didelis kubas, didelė palapinė dviguba. Tai truputį ir to kūro gal daugiau vaikšto. Aišku, gal pati pradžia dar prasidirbti reikia. Tai va. O dabar jos visas pajungimas ir kaip čia kas veikia. Viskas labai paprasta. Va yra, turi jinai tokį ekranėlį ir turi pultelį. Tai čia viskas, va, turim turėti būtinai akumuliatorių. 100 tikrai užtenka, ten dienai, 2 visi naudoja 100. Atsivežam akumuliatorių, pasijungiam, prisipilam čia va dizeliuko. Va, tada jungiam įjungimo mygtuką ir viskas. Jinai automatiškai pati. Ten biškai praeina laiko, pradeda atsaksėti, užsikuria ir veikia. Galime tada toliau valdyti ją mes va čia. Yra mygtukai. Aukštyn, žemyn. Labai paprastas valdymas. Aukštyn keliam galę. Yra 6. 6 lygis ir žemyn mažinam. Tai nuo 1 iki 6. Viskas. Visas valdymas. Daugiau niekam minkinti nereikia. Taip pat čia galim naudoti va tokiu pulteliu. Irgi pliusas, minusas. Įjungimas, išjungimas. Kuo paprasčiausias valdymas? Šildo puikiai. Aфиgenai. Iš tikrųjų. Kas patiko, tai va šita žarna, va šitas va plasmasiukas. Anksčiau nedėdam, dabar uždėjom, jis gerai paskirsto šilumą. Dvigubai palapiniai visiškai nesušalo. O duslintuvas, va viskas, nusipirkus dėžutę, visą instrukciją, viskas jau yra, laidai yra, nieko galvoti nereikia. Tai tikrai rekomenduojam tokį daiktą. Galia yra iki 8 kW. Yra jau ir galingesnių, bet aš manau, kad nereikia. Puikiai užtenka. Jeigu norit, nusipirkom tokias kelias. Vieną galėtumėm perleisti. Nes pirkom, sakom, kad turėtumėm ir kaime, ir namie. Tai va, tai jeigu noro bus, jau išbandėm, daiktas liuks, šildo tikrai gerai, labai gerai. Lyginant su sena irgi šildė, bet gal prieš gal jinai pradėjo biški. Nu, žinot, viskas dėvisi čia dalykai. Tai šita labai liuksiškai šildo. Rekomenduoju. Tai jeigu klausimą kažkokio ar kažko, skambinkit, klauskit, patarsim, pasakysim. Bet manau, kad viską papasakau. Nieka čia mandra nėra. Paprasta kaip 2 k. Ir tikrai geriau negu su dujom, nes čia pučiamas yra šiltas oras. Tai va, nėra jokių dujų degimo, tikrai galva nesveiks. Ir viskas. Šiltas, paprastas oras. Tai tiek, hebrytė, nei žvyno, nei uodegos. Kalbėsim apie echolotus. Svarbiausias dalykus, ką reikia pasidaryti, kad tikrai matytumėt seliavą. Tai prieš mane yra 2 garminai, 7 Striker serija. Čia va yra 4. 4 yra 2, vienas yra pigesnis. Turi vieną funkciją, ta prasme, 2 spinduliai ir vieną funkciją. Čirpas 77 kHz ir 200 kHz. Yra šitas, tai yra turi biškai daugiau, viskas identiškai vienodai, tik turi daugiau funkcijų. O tas funkcijos tai yra rodymas, jis turi čirpą ir vadinamą kitą clearview. Kas tas yra, mes papasakosim toliau. Dabar garminas jau šitas 7, jis turi dar daugiau funkcijų, tai yra čirpas, clearview ir šoninis matymas. Bet gaudant seliavas mums reikalingi realiai, kur tik yra seliavas užtenka tik tai čirpo, tai yra vienos funkcijos. O jeigu gaudam seliavas tarp stintelių, kaip yra, tada labai gerai tą padeda antra funkcija. Ką ta antra funkcija duoda, mes paskui parodysim vaizdžiai. Dabar apie pačius echolotus ir nuo ko reikia pradėti. Ir dabar, kas turi būti svarbu. Čia kojos, nekreipkite dėmesį, neradom pirktinės, padarėm iš medžio. Tarp kitko, labai geras variantas. Patys galite pabandyti pasidaryti. Va. Svarbus dalykas,
su tokiu, nes, sakau, klausimų kyla, sako, nematom sistemos. Kai leidžiat, pasidarykit būtinai, kad būtų tiesiai. Kampas. Ne taip va. Ne va taip va. O nusistatom tiesiai. Toliau svarbus dalykas, kad jisai ant eketės, kai atsistotų, o tas kampas ir išliktų. Ne kažkaip pasvirtų, nenukryptų. Nes tada jums rodys netikslų vaizdą, kas yra po jumis. Nes gaudom seliavą po mumis, o ne tenais. Nesuplūdę gaudom, kaip sakoma, ar su spinningu. Tai va, pasidarom tokį dalyką. Ir dabar į eketę kaip leidžiam. Kadangi jisai yra gan didesnis, mes įsigrėžėm 2 eketės. Ir tokiu būdu mes tada jį tiesiai nuleisim. Va, štai, nuleidžiam tiesiai po savim ir pastatom, kad jis būtų tiesiai. Dabar jeigu mes sėdėm palapiniai, tai stengiamės, kad jis būtų ne šono, o kad jis būtų kai valtį. Valtį turi statytis, vat, parodysiu, ištraukęs. Tiesiai. Tai ir taip pačiai, jeigu sėdim dviesi, vienas čia, kitas čia, tai statom jį, kad būtų, o dabar žiūrėkit, kaip yra pliusas, ane? Tai reiškia, mūsų sonaras taip stovi. Tai aš turėčiau čia sėdėti, o kitas kolega tenais. Jeigu turim 2 meškerės, irgi pasistatom, sonaras išilgai, mes sėdam išilgai į kairę ir į dešinę sonaro. Tada jo spindulys eis va taip lanko ir jis rodys tikrai sistemas puikiai. Toliau, ką mes turim padaryti, toj parodysim. Echolotė, ką turim nusistatyti. Dabar, ar čia gerai matys, padarysim šešėlį. Čia dabar nelabai gerai matos. Turim atspindžių. Gal taip matysis. Irgi nenori matytis. Tuoj. Na štai, dabar matom vaizdą. Apačiui matom žuvį, o atvaikšto seliavą. Ir dabar, kad mes matytumėm sistemą, ką mums reikia daryti. Nu, pavyzdžiui, 7. Va. Spaudžiam 3 brūkšnelius ir čia yra žodelis stiprinimas. Tada spaudžiam varnelę. O įsijungiam ir nusistatom nuo 82 iki 87, ne mažiau 82 realiai. Ir tikrai matysit sistemą. Toj vat mes paleisim sistemą į eketę ir pasižiūrėsit, kaip tai atrodo. Tai va, bet nesidarykit 50 nika. Ir žuvį gerai rodo. Kai yra 85, 86, 82. Pats tas, jeigu labai didelė košė žuvies, biškį pasimažinkit. Jeigu ten mažiau žuvies, galite biškį pasididinti. Sistema eina. Čia tik tai uždėtas svarelis, vienas mažutis. Jeigu norit dar geriau matyti viską, tai tada galima leisti blizgutę kokį. Puikiai matysit. Taip, dabar paaiškinsim apie funkciją clearview. Čia buvo čirpas. Kas yra ta clearview? Yra, vad, nusistatom ir tą. 2 ekranus. Ir štai, vat, matot, mes turim 2 ekranus. Atspindžiai mūsų matosi, nu turbūt matysis. Ir esmė šitos funkcijos kokia? Čia, šitam čirpė mes matom bendrą vaizdą, būna toks eina debesys. O clearview funkcija dažnu atveju išryškina žuvį. Tai jinai padaro taip, kad pavyzdžiui, jeigu būtų stintelė ir seliava, jums išstambins, kur yra stambi, kur smulki. Vat, pavyzdžiui, dabar eina linija pačioje, atrodo daug, va čia žuvis. O čia jinai ją išryškina. Tai va tokia ta funkcija. Jin labai gerai. Ir ešeriam, kokiem būna gerai atskirti ir viskam. Ir šitais echolotais, kur galima gauti visą žuvis. Dabar, tuoj, prijungsim prie mažiuko garminiuko. Šito, vat, brangesnis, kur yra. Ir parodysim, kad jisai turi tas pačias funkcijas. Kainos skirtumas yra, pavyzdžiui, pagal funkcijas, tai čia tik tai dėl ekrano dydžio. A tą patį vaizdą matysit ir ten, ir ten. Tai va, pradžiai mes įjungsim su žieminiu sonaru, parodysim, kaip rodo čirpas, o paskui prijungsim ir greitai šitą. Tai va, dabar irgi šitas echolotas. Įsijungiam. Įjungimo mygtukas. Palaukiam, kol įsikraus. Dabar ekranas. Ar matosi? Saulė mūsų šviečia. Nu, kaip ir matas. Nu, pasiėmam vaizdą įprastinis. Čia dabar įsijungsim paprastą čirpą.
Kas gerai žieminiam sonaram, kad pas jį nereikia, va tokių lasdų nieko. Įmetėm ir iš karto rodo pas mus viską. Va. Na ir laukiam. Jisai pats va susikalibruoja. Va, dabar žiūrėkit. Va, rodo puikiai žuvį. Matot, pradėjo rodyti. O, gera vieta. Žuvies daug, riebiai rodo. Šitam su dabar echolotė. Jeigu norit irgi sistemą matyti, spaudžiam 3 brūkšniukus ir antrą pasirenkama stiprinimas. Paspaudžiam varnelę. Ir va čia turim pakilti į viršų su rodiklėmis. Vat pakylam į viršų ir kur yra automatinis, paimam ir pasidarom. O. 8, 2, 8, 4. Lygiai tą patį, kaip ir darėm prieš tai esančiam echolote. Sistemą jis įrodys irgi taip pačiai, kaip įrodė tas. Tiesiog mes turim mažesnį ekranėlį. Dabar prie šio garminiuko mažiuko prijungsim kitą sonarą. Ne žieminį. Nu, žieminio dabar tas, kaip sakoma, patogumas. Kad mes atėjom, įmetėm ir jis ant laido pakybo, ant plūdės pasikabino ir jisai visada stovi tiesiai. Jau jūs nepadarysit niekada klaidos. Ta prasme, kad jis tikrai bus ir šleivai. Bet žieminis sonaras turi tik vieną čirp funkciją. Nėra kliervių. Tai vat kartais, vat kam ir yra, kad mes atsinešam dujos. O dabar Aurimas va, pajungs tą patį vat kitą sonarą prie jo ir jis jau bus pasiruošęs rodyti 2 vaizdus. Nes kartais tikrai tas kliervių labai būna išgelbėję daug žvejybų. Atrodo, eina didelis būrys košė žuvies, a tu nežinai, kur didelė, kur maža. Įsidedi kliervių, o žiūri, kad jinai būtent tam sluoksnį. Tai va, žiūrim dabar toliau. Taip, ekranas matosi. Va, čia pasidarom 2. Va, kliervių ir tą. Spaudžiam varnelę. Ir va, mes turim iš karto irgi vėlgi 2 ekranus. Reikia palaukti tik tai, kol susikonfigūruos. Bet matysim tą patį vaizdą, ką ir ten. Va, jau po truputį pradeda eiti. Tik tiesiog kantrybės. Šios spalvas galite pasikeisti pagal save. Žalia, ten mėlyna, raudona. Yra pasirinkimo daug. Pasistiprinti irgi galima. O, jo, pasistiprinti irgi teisingai. Va, tą patį. 3 brūkšniukai. Čia dabar išeisim. Na, esmė. Kaip matot. Dabar rodo, čia vat košė, a čia jau išskirstytos linijos. Ir va dabar šitoj vietoje jau būtų aišku, kad aha, va čia jau yra seliavas didesnė, apačioj matas eina didelė. Ir galima taip, ja, kaip sakoma, išsifiltruoti. Tai va, faini dalykai. Galima daug, pavyzdžiui, 2 čirpus pasidaryti. Vienas 200 kHz, kitas 77 kHz. Tai bus spindulys vienur platesnis, kitur. Čia va, 77 bus platesnis, čia siauresnis. Platesnis tai reiškia, jis daugiau aplink save apgaubė. Įrodo daug žuvies, o kada susisiaurinė, rodo daugiau po jumis. Tai va. Tai tokie va dalykai. Kam patinka, yra ir toksai dar dalykas. Įrodo pagal metrus, kur yra kokia žuvis. Kuo geltoniau, to geriau. Taškus galima žymėtis tuose echolotuose. Bet esmė, mes, sakau, daugiausiai naudojam, jeigu paprastas seliavinis ežeras, įprastinį čirpą pasileidai, viskas aišku. Jeigu nori įsiriškinti, įsijungi kliervių. O pigesnis bus tik tai toks ekranas. Daugiau nieko nebus, tik tai toks. Tai va. Tiek apie echolotus. Jeigu tikrai dar kažkam nesigauna nusistatyti, rašykit, nubandysiu išaiškinti. Bet daug žmonių parašo, sako, nusipirkau garminiuką 4. Nerodo man, sako, su tuo jo sonaru, kuris jau yra prie jo. Sako, pirksiu žieminį, kad matyčiau.
Tai realiai jie rodo, kaip dabar matėt. Ir tas rodo, identiškai vienodai. Tiesiog tą vasarinį turim pasistatyti lygiai tvarkingai, gražiai ir taisyklingai. O su žieminiu neturim vargo, įmetėm ir matom. Aišku, jeigu žieminis turėtų klervių funkciją, jokio vasarinio pas mane nepamatytumėt. Tik tai būtų su tuo, nes labai gerai pasitikslinti. Echoloto tašė dabar, kuo jinai va tokia yra labai gera, toj pademonstruosiu. Tikrai patogus reikalas, jin kainuoja 55 euriukus be nuolaidos, su akcyte gal ir 50 gautųsi. Kuo jinai labai faina, kad jie viskas kompaktiškai susideda, jinai yra būtent padaryta echolotams. Čia padaryta skylutė laidui, kuris išeina. Šonuose padaryta susidėti sonarą. Ertmės. Tikrai žiauriai patogu. Niekas niekur nesimėto. Viskas tvarkingai susikiša. Padarytos iš geros tikrai medžiagos. Ilgai tarnaus ir bus puikiai. Va. Tokie dalykėliai. O čia va yra segtukas, va užsisega. Atsegiam, užsisegiam. Pasidėjom ir rogės ar kur. Jūsų sonaras, echolotas, viskas apsaugotas. Ir ilgai jums tarnaus. Ir tikrai labai patogu, nes užsisegi, pasikėlė rankeną yra. Nusinešti kažkur. Liuks dalykas. Dar kas gerai, kad tašiai yra va tokia dėžutė. O kaip matom, tokiame plasmasinė. Į ją telpa 2 akumuliatoriai. Nuo 7 iki 9H. Nu, realiai iki 9H. Toj dėžutė yra jau laideliai viskas. Įsidedam į vidų akumuliatorius. Ten viduj susijungiam juos. Padarytos fiškės, kištukai, nieko nereikia galvoti. Čia įkišom raudoną į raudoną, juodą į juodą. Jūsų echolotas veikia. Va. Čia dar aš pasidaręs specialią tokią jungtį. Šreiblazą susidėjau. Tam, kad įsidėt va tai va galima. Ir va visaip sukioti. Jeigu tos jungties nepirktumėt, tai jau yra komplekte. Būtent va šitą koją. Nu, iki čia, kiek matot, iki viršus. Jinai irgi va sukiojasi. Ir va taip palankstosi. Bet jūsų echolotas gausis, kad jis stovės žemiau. Man tas patinka, kad aš jį galiu išsikelti ir arčiau savęs pasistatyti. Tai pavyzdžiui, kai rogėse guli, tai jis taip aukščiau stovi. Nu, čia, jeigu norėsit, tą koją irgi galiu rekomenduoti. Turim pardavimą. Tai vat, tiek žinių, kas liečia echolotų pasaulį. Dabar sakysiu visiems ate. Iki sekančių filmų, iki sekančių kartų. Visi, kurie norit atsidėkoti ir pasakyti man ačiū, paspauskite like, parašykit komentarą, užsiprenumeruokit kanalą ir laukit mano kitų video. Ate, vyrukai. Va, viskas, einam namo. Ežerui sakom ačiū už gerai praleistą laiką. Buvo smagu. Nepagavom kosmosų, bet įvykdėm savo planą. Pagavom tikrai didelių, gražių seliavų. Ne 100, bet keptuvė. Netgi 2 bus. Labai faini. Sistemų reikėjo šiandien prikeisti daug. Keitė sistemą, turi kibimą. Nu, įnoringos jos. Nieko nepadarysi, bet vis tiek išvargo man galą. Tai va. Tikiuosi, kad visiems padėjau su echolotais, kas liečia. Visiems padėjau, kas liečia su dabastom. Jis tikrai išduodama tų klausimų daug. Tai manau, dabar visi nusistatysit tikrai Garminą. Ir man mažiau trukdysit vakarais. Ir aš galėsiu ramiai rišti sistemas jums, kad jūsų žvejybos būtų fainos ir įspūdingos ir suteiktų daug jums džiaugsmo. O dabar mes einam link mašinėlės. Šiandien ilgai nežuvavom. Kaip ir sakiau, 3 valandų te turėjom. Nes varom dirbti. Tokia jau ta dienelė.
Jeigu reikia dirbti, visada mes renkam iš tą ežerą, nes prie mūsų sodybos jis yra arčiausiai. Tai mes čia atvarom, atvažiuoti čia yra 7 minutės, galima sakyti. Greit susiruošiam, pažvejojam biškį ir varai atgal. Tiek žinių. Taigi, mėly draugai, sakysiu jums visiems ačiū, kad buvot kartu. Visi, kurie norit man padėkoti, pasakyti man ačiū, paspauskite laiką, parašykite komentarą, užsiprenumeruokite kanalą. Ir taip jūs būsite tie, kurie bus man pasakę ačiū, o kurie užsiprenumeruos kanalą, matysite mano kitus video ateityje. Iki, būkit visi laimingi, nenukabinkite nosis, stenkite žvejoti ir dalinkitės su kitais žvejais informaciją. Turiu jums labai fainą ir viliojantį pasiūlymą. Šiame video papasakosiu, kaip kiekvienas iš jūsų galite gauti dovanų. Ką reikia padaryti? Reikia paremti mus finansiškai, tačiau neišleidžiant nei vieno cento iš savo kišenės. Dabar aišku, visi susimastė mane. Kaip tai čia paremti finansiškai, neišleisti nei vieno euro iš savo kišenės ir dar gauti dovanų? Kažkaip įdomi čia visą. Jeigu jūs esate dirbantis asmuo, mokate mokesčius, tai reiškia, kad jūs jau pretenduojate į dovaną. Reiškia, kad jūs galite skirti paramos statusą turinčioms įmonėms paramą nuo praeitų metų sumokėtų mokesčių. Tai yra 1,2% parama už praeitais metais sumokėtus mokesčius. Daug kas galvoja ir klaidingai supranta, kad ar tikrai nenuskaičiuos nuo manęs pinigų, nuo mano kažkokios sąskaitos ir taip toliau. Tikrai niekas nieko nenuskaičiuoja. Ši sumos dalis, ši pinigų suma, arba jūs kažkam ją skiriate, arba ją pasiima valstybė. Jeigu jūs nežinote, kaip skirti tą paramą, toliau šiame video bus viskas smulkiai parodyta, paaiškinta, kur ką spausti, kaip spausti, kad jums būtų patogu. Tai tikrai nepadarysite klaidos ir tą paramą skirdami užtruksite tik tai 5 minutės. Tikrai žinokite, labai greitai pasidaro. Dabar linksmoji dalis, tai yra dovanos. Kadangi mes esam YouTube kanalas, kadangi mes esam žuklės klubas, kadangi mes esam Facebooko kanalas, Instagramo kanalas, mes turime labai nemažai iš tikrųjų, žinokit, draugų. Bendraminčių, draugų ir rėmėjų. Taigi, rėmėjai prisižadėjo kiekvienam iš jūsų, kuris paremsite mus su 1,2% parama, įteikti dovaną. Ką jums tai reikės padaryti tai? Kada jūs padarysite paramą, padarykite nuotrauką ar ten kažkokį screenshotą, vienu žodžiu reikia įrodymo, kad jūs ją padarėte. Tada susisiekite su mumis arba elektroniniu paštu, arba per Facebooką, per Messengerį ir ten parašysite savo vardą, pavardę, telefono numerį bei miestą, iš kurio jūs esate. Ir atsiųsite patvirtinimą, kad padarėte paramą. Viskas, mes jūs įtraukiam į sąrašus ir jums atsiųsime dovaną. Tada, kada pasibaigs visos paramos. Paramą galima skirti kiekvienais metais iki 5 mėnesio 15 dienos. 15 dieną paramų skirti nebegalima, tai yra paskutinė diena. Mes tada ką padarysime? Paimsim tą visą bendrą sąrašą, surašysim visus visą bendrą sąrašą ir nusiųsime savo draugams, savo rėmėjams. Jie pagal tą sąrašą padarys visiems jums asmeniškai dovanas. Maždaug užtruks gal čia mėnesį kokio laiko, tai jeigu 5-15 mes nusinčiam, 16 nusiųsim, tai 6 mėnesio 16 dieną, manau, jau bus dovanėlės pagamintos, tada jas visas paruoš siuntimui ir išsiųs. Tai 7 mėnesį visi tie, kurie panorėsite dovanėlės, jas gausite. Google paieškoje įvedam žodį EDS, kas reiškia elektroninio deklaravimo sistema. Atsidarius puslapiui, spaudžiame prisijungti prie EDS. Atsidariusime puslapyje, pasirinkime savo banką ir paspauskime. Spaudžiame pildyti formą. Grafoje dažniausiai pildomos formos pasirinkime prašymas skirti paramą. Spaudžiame gaubliuką. Tada pridėti naują įrašą. Įrašysime klubo identifikacinį numerį.
305 709 229. Išlindus klubo pavadinimui, spaudžiame ant jo ir spaudžiame mygtuką tęsti apačioje. Grafoje mokesčio dalies paskirtis nerašome nieko. Grafoje mokesčio dalies dydis procentais rašome 1,2 procento. Skiriu iki 2029 metų ir spaudžiu išsaugoti. Spaudžiame taip teisingai. Formuoti prašymą. Spaudžiame pateikti ir sveikinu, jūs pateikite prašymą. Taigi, draugai, ačiū Jums visiems už dėmesį, ačiū, kad žiūrėjote šitą video. Dar didesnis ačiū visiems tiems, kurie skirsite paramą. Ir tikrai noriu pasakyti nuo širdies, labai bus malonu įteikti Jums dovaną atgal. Taigi, iki pasimatymo!